Gerai, ką, 3, 2, 1. Važiuojam. Vienas. Sveiki, Važiuojam. labas vakaras, su jumis vėl laida Sekundantai. Labas Augustai, žinau, kad esi iš Serbijos, gali trumpai papasakot, ką veiki. Tai va, esu Serbijoje, Europos MMA čempionate. IMF yra pati didžiausia federacija, tai va čia šitos federacijos čempionatas. Atvežiau savo du auklėtinius, Danielius irgi yra tekę čia būti, tik tai mes buvom ne Serbijoje, Italijoje, irgi teko dalyvauti IMF čempionate. Iš tikrųjų lygis tai labai gerai žino, labai rimtas čempionatas, daug žmonių dalyvauja, kad įsivaizduojat, vaikų iki 18 metų dalyvavo 800. Tai va. Tai ganėtinai labai daug. Ganėtinai rimta, jo. Supratau, tai su šitom nuotaikom, tokiom kovingom nuotaikom galima aptarti per didelį nuotolį UFC Fight Night'ą. Aišku, galime grįžti prie praeito Fight Night'o. Kaip tau sekėsi, kaip tavo statymai laimėti? Mano vyra, pas mane dažnai būna taip, kad žmonės, kurie yra geri imtynininkai, nusprendžia smūgiuotis. Kažkokia keista tendencija. Jo, pastebėjom tikrai ir su dar praeito turnyro buvo tikrai negera tendencija. Kaip ir sakai, kad smūgiuotai pradeda imtyniauti, imtynininkai pradeda smūgiuoti. Na, tikrai kažkaip keistokai, aš galvoju, gal jie gauna kažkokius papildomus bonusus už tai, kad veda kovas stovėsenai. Nu, tai turbūt, kad aš manau gal kažkokie ten, nežinau, daugiau ten už nokautą, gal greičiau gausi tą bonusą, nei padaryti už submissioną. Jo, bet keista, kai žmonės abu baziniai imtynininkai pradeda smūgį. Aišku, yra tas dalykas, mes šnekėjom, kad gali tai būti, bet atsakau, mane ta kova gal nustebino tai, kad Vieira kažkaip atrodė silpniau ir tokia labai pasyvi kova buvo. Tai Gordonas nekovojo su Rusultonu, todėl kad to Ruzibojevas brolis su Rusultonu ten nekovojo, nes tas tiesiog jis nepadarė svorio ir su sveikatos problemų turėjo nukrito tą kovą. Daugiau kaip ir ten Kanonierius mane iš tikrųjų nustebino, gražiai kovojo, bet aš ir galvau, kad ta kova nedais iki teisėjų sprendimo, čia buvo vienas iš tokių pagrindinių dalykų, galvau, kad turbūt laimės Robocopas, bet kad iki teisėjų sprendimo tikrai galvau, kad nedais, nes abu tikrai neturi galvos, nu aš nebūtų jau prakirsti. O šiaip taip, tas kardas, ta prasme, tiksliau buvo toks įdomus, ne taip, kaip buvo prieš tai, kur su Duplessis ir visa kita, kur nors ir buvo, kaip čia pasakyti, pagrindinis UFC toks turnyras. Jo, kaip numeruotas kardas, o čia buvo tiesiog Fight Night'as ir tas Fight Night'as tikrai visai nenuliūdino, gražus, fainas buvo. Tai dabar šitas irgi Fight Night'as bus labai įdomus, kur pagrindinė kovoje, kaip ir žinai, bus Henry Cejudo prieš Yadong Songą. Labai šiaip ganėtinai neblogų tokių kovų yra ir nemažai tokių žinomų kovotojų, taip pat vienas iš tų žinomesnių Lietuvos auditorijai tai yra mūsų lietuvis, aišku, netikras lietuvis, bet augęs Anglijai, treniravęsis Anglijai, tai Modestas Bukauskas. Tai Modestas Bukauskas kovos prieš Brazilą. Rafael, dabar teisingai reikėtų tą pavardę ištarti. Serguarė. Kažkas tokio. Tai kaip ir sakiau, Modestas Bukauskas kovos prieš Brazilą. Šiaip ganėtinai įdomi kova, kas liečia, nes Brazilas kaip tik UFC dabar turi vieną pralaimėjimą. Yra 34 metų, ūgis yra identiškas kaip ir Modesto Bukausko, tai 1,91 m. Ryčas yra ant 5 cm trumpesnis. Kas liečia Rafaelį, tai kai matom, jisai bandė 3 kartus Contender Series'e susikaut, bet taip tos 3 kovos ir nulėkė, 3 varžovai. Ir, žodžiu, be tos kovos jisai gavo kontraktą į UFC, kur pirmoji kovoje, tai yra standing TKO, tai
pralaimėjo prieš Ibo Aslaną. Tai va, tai jo buvo kaip ir pirmas pralaimėjimas jo kaip ir karjerai, taip ir UFC. Tai va, tai antrą kovą dabar gavo mūsų tautietį, Modestą Bukauską. Kaip žinom, Bukauskas dabar eina irgi vienos kovos pralaimėjimą. Mano paskutinė kova jis yra laimėjęs, man atrodo. Prieš Prachnį ar prieš ką jis ten kovojo? Jo, atsiprašau. Taip, jisai prieš Marcin Prachnį yra laimėjęs, jo tada jis užsmaugė rankų trikampio smaugimu, tai trečiam raunde. Jo, sumaišiau dar prieš paskutinę jo kovą, kuris kovojo prieš Vitorą Petrino. Toje vietoje jis tada tokių hukų, man atrodo, pralaimėjo irgi techninį. Jo, ten Petrino jį užmygdė tada. Atsimenu, ta kova labai gerai iš tikrųjų. Jo, nes tai tikrai Bukausko pirmas raundas buvo neblogas. Ir šiaip, kiek dabar interviu žiūrėjau, tai likti žinai, kaip Modestas sako, kad jis visada pasiruošęs. Daug sportavo, daug treniravosi, laikėsi disciplinos, jau nuo gruodžio mėnesio, sakė, per visas šventes laikėsi dietos. Taip pat ir treniruočių plano tam tikro, kurį sudarė jo tėvas Gintas. Nu, žiūrėsim, ar tikrai padės. Tai ką, grįžtam tada vėl. Tai Modestas Bukauskas yra šio kovoje yra favoritas. Tikrai su su nedideliu koeficientu. Ant Modesto yra 1,35, ant Rafaelio yra 3,25. Tai ganėtinai aukštas favoritas yra Modestas. Nu, aš manau vien dėl to, kad turbūt vis tiek bookmakeriai mato tai, kad dabar jis UFC šiuo metu eina 4 laimėjimai, 4 pralaimėjimai. Paskutinį kovoje yra laimėjęs smaugimo veiksmų. Kaip mastai, pats koeficientai yra geri, blogi? Na, aš iš tikrųjų su visą pagarbą Modestui Bukauskui tokiu dideliu favoritu aš jo neišstatyčiau turbūt niekada. Nežinau, prieš ką jis turėtų tokių favoritų. Na, kovotas šiaip nėra mažas, aš esu matęs jį gyvai pas save salėje, Danieliaus visai geras draugas, netgi kartu treniruojasi su Bukausku, tai Bukauskas yra pažįstamas man tiek iš savo kovų, tiek esu gyvai matęs. Iš tikrųjų, na, turbūt manau, kad viskas yra nurašoma ant Brazilo pozicijos, nes Brazilas, kiek aš esu matęs ir kiek atsimenu, kadangi aš dabar neturiu kompiuterio prie savęs, nelabai galiu ten pasitvirtinti informacijos, tai viską, ką sakysiu iš galvos ir iš savo bendro išprusimo ir žinių. Tai Brazilo, žinau, kad opozicija labai silpna. Tai tie varžovai, su kuriais jis kovojo, nebuvo labai stiprus. Tokie tikrai abejotinos reputacijos kovotojai, tikrai nėra stiprus, rekordai jų nebuvo geri. Tai manau, kad dėl to gal yra tas koeficientas toksai nužemintas už Modestą, bet aš turbūt nerinkiu, aš tikrai statyčiau Modestą favoritų iš toj kovoj, bet tikrai ne tokiu dideliu. Bet koks tavo sprendimas, kaip tu manai, kas šitoj kovoj bus laimėtojas? Aš nežinau, aš turbūt gal net neryšiu iš toj kovoj laimėtoją, aš gal tiesiog pagalvočiau, kad kova tęsis daugiau negu pusantro raundo. Manau, kad neskubės, nes Bukauskas šiaip yra nelabai skubantis vyras. Jis neskuba dažniausiai niekur. Brazilas, manau, kad irgi bus užsistresavęs, irgi kažkur neskubės. Manau, kad pusantro raundo daugiau, arba ten, kad kova tiesiog darys iki teisėjų sprendimo, kažkas turėtų tokio būti. Aš nemanau, kad ten abudu jie skubės labai. Nu, mano tokia nuomonė. Bet jeigu reikėtų rinktis, iš tikrųjų laimėtą vis tiek imčiau Modestą, nes Modestas vyras stiprus, turi patirties jau iš tikrųjų toje didžiausioje arenoje judėjęs. Tai jeigu mane priverstų rinktis, tai vis tiek imčiau Modestą. Taip, tai bet kokiu atveju palaikysiu Augustą. Manau, kad čia mūsų nuomonė sutaps. Tikrai galvoju, kad šitoje kovoje yra irgi favoritas Modestas. Aišku, dėl koeficientų tai tikrai aš manau, kad per gerai vertina Modestą, bet turim, kad turim. Tai pasirinkimas būtų Bukauskas, kad laimės.
Taip, tada pereiname iš karto prie main cardo. Pirma kova bus Alonso Menifieldas prieš Julius Walker. Julius Walker. Čia Jo, debiutantas vėl. Debiutantas jau bus su 0-0. Kovos prieš Alonso Menifieldą, tai UFC rekorduose yra 8 laimėjimai, 5 pralaimėjimai ir 1 lygiosios. Tai apie patį kovotoją, kaip ir matot, jam yra 37 metai, jau ganėtinai toks veteranas šito sporto. Paskutiniu momentu eina 2 pralaimėjimų serijoje. Prieš tai turėjo tokias ganėtinai prieš neblogus varžovus kovas, tai yra Jimmy Crutą yra nugalėjęs, prieš tai buvo toks buvo draw decisionas su juo kartu, tada prieš Mišą Cirkunovą kovojęs ir Askarą Mazarov, tai gaunasi, kad vos ne prieš visus slavus yra kovojęs. Jo, jis dar yra Alonso Menifieldas yra laimėjęs Jacobį, o Jacobis yra buvęs Glory kovotojas. Jo, Dustina Jacobį irgi yra laimėjęs. Jacobį. Tai va, tai ganėtinai... Šitoj kovos man nustebino. Jo, ganėtinai toks ir fiziškai tvirtas yra vaikinas. Aišku, krenta jau tas sekė, kad jau ir metai 37 metai, bet tokiam svoriai palyginus galima sakyti, kad jo ir ūgis nėra aukštas, 1,83 m tik tai. Ryčas 1,93 cm. Tarp kitko, Alonso Menifieldas tikrai nėra didelis kovotojas, bet be proto raumeningas, tikrai labai fiziškai gerai išsivystęs, kaip sakau, jis turi labai didelę rankų jėgą. Ta prasme, pasirankos yra dinamitai. Su to žmogum, kai kovoji, tikrai negali atsipalaiduoti. Man atrodo, buvęs Glory kovotojas Jacobis galėtų su manim sutikti, kur tiesiog jisai vesdamas kovą taškais prasileidinėdavo labai stiprius smūgius, kuris sodindavo jį ant subinės. Ta prasme, jis tikrai turi labai rimtą smūgį, tą patį manau, kad galėtų pasakyti ir Jimmy Crutas. Patirties turi jisai tikrai nemažai, labai fiziškai tvirtas, atrodo kaip ir, aš net nežinau, jisai kaip ir nėra imtynininkas, bet labai sunku yra su juo imtyniauti, nes jis matomai fizinė jėga labai daug atsveria tos technikos. Apie jo varžovą irgi, man atrodo, šitas Brazilas, su Slava, ne Slavas, čia ne Brazilas. Tas varžovas irgi Jisai dabar čia kovos su Julius Walker, tai jisai šiaip rašo, kad amerikietis yra. Iš Springfieldo. Amerikietis. Va, čia šitas vyrukas, kuris yra berods rekordas, jo yra 6-7-0, teisingai? 6-0 yra. Jo, ir va, tarp kitko, šitas vyras, su kuriuo jis dabar kovoja, turi irgi abejotiną rekordą, nes ten varžovas, aš sužiūrėjau jo varžovas, ten varžovai irgi nėra stebuklas. Ir čia realiai yra pirmas normalus jo patikrinimas jo karjeroje, o Menifieldas nėra saldainis. Tai sunku pasakyti, kai debiutantai yra tokie, va, mes nematėm jūsų normaliaus lygio kovotojais. Manau, kad tik po šitos kovos bus galima kažką pasakyti apie debiutantą, nes tikrai ten sudėtinga kažką pažiūrėti. Nes vis tiek, tai kas krenta į akį, tai visų pirma amžius, tai žinai, 25 metai yra jaunas, gabaritų irgi yra 1,93 m, tai vaskaityk ant 10 cm yra aukštesnis, Ryčas yra 2,6 cm, tai čia labai ilgų galūnių. Labai didelis. Tai va klausimas, kaip jisai ar išnaudos savo galūnės, neišnaudos, toks palieka didelį klausimą. Nu, va, jeigu išnaudos, aš tai iš tikrųjų, šitoj kovoje, jeigu reiktų daryti pasirinkimą, aš turbūt imčiau arba, kad kova baigsi anksčiau laiko, arba imčiau debiutantą, todėl, kad Alonso Menifieldas, man pirmas dalykas, jo game planas yra labai aiškus, nes jisai prieš Adesanijos bendraklubį, kur tiesiog įbėgo ir krito. Ta prasme, game plano visiškai jokio nebuvo. Aš dabar tik tai pamiršau, kai prieš tai kovoja, prieš Danielio, gal man priminsi, prieš ką jisai kovoja. Jį ten labai greitai laimėjo, per 20 sekundžių, man atrodo, laimėjo.
Tai čia Išbėgo? buvo prieš Karlos Ulbergą. Ulbergas. Jis tiesiog išbėgo be jokio game plano prieš Ulbergą, kuris yra bazinis smūgiuotojas, kuris tikrai yra gerai judantis ant kojų ir tiesiog išbėgo prieš tokį kovotoją vietoj to, kad bandytų kažkokį imtiniauti, daryti takedown, jis tiesiog išbėgo su juo pasimušti ir krito. Nu, tai kai žmogus taip kovoja, tai man abejonių kyla jo game plane. Tada žaidimo, kas skylių tikrai turi nemažai. Tai va, tai jo, tai ganėtinai įdomiai pasižiūrėsim, kaip čia debiutantui seksis. Šiaip, jeigu kas liečia prognozes, tai gal vis dėlto bandyčiau imti šiuo momentu gal jaunystę labiau, nei patirtį, dėl to, kad visų pirma ir gabaritai yra palankesni Volkerio. Antras momentas, Menifieldas man jau atrodo, kad jau nori tik išeiti dėl čekio. Taip, kažkodėl paskutinės dvi kovas taip atrodė. Nu, va, aš irgi su Danielium sutinku, iš tikrųjų šituo atveju man tas Menifieldas toksai, skau, jo tas game planas visą laiką turi kažkokių problemų, jis toksai, nežinau, skau, su Ulbergu tai iš vis ten kova tokia buvo, tiesiog išėjo, gavo per galvą ir baigės kova, ten nepoka ten nežiūrėti. Aišku, Ulbergas labai aukšto lygio kovotojas, pažiūrėsim, bet man irgi metai, visą kitą, aš irgi imčiau jaunystę, debiutantas, manau, kad norės save parodyti, parodymai varžovas tikrai neblogas, nes Menifieldas prasileidžia, galima išprovokuoti tokiam kaip ir muštynėm, tai manau, kad tikrai galima rizikuoti už debiutantą. Nes už debiutanto koeficientas yra 2,85. Tai ganėtinai aukštas. Manau, kad tikrai labai neblogas. Tikrai taip. Gerai, perinam prie kitos kovos, tai bus Džin Silva prieš Armeną Melsik Baghdasaryan. Taip. Tai vat, nu, labai yra didelis underdogas Melsikas. Baghdasaryanas. Jo, aš jau mačiau šitą. Jo, bet UFC, žinau, gerų rekordų yra 3 laimėjimai, 1 pralaimėjimu. Ir jisai tik tai geram varžovui yra pralošęs, dabar nepamenu, nes neturiu pristavęs kompiuterio, jis tik tai geram varžovui yra pralošęs. Ir Baghdasaryanas tikrai yra rimtas kovotojas. Aš manau, kad čia yra šiek tiek biški duodama avanso Džan Silvai, nes Džan Silva yra šiais metais pripažintos geriausios MMA komandos Fighting Nerds. Jų komandoje yra ten Karlos Pratosas, tai Džan Silva, tada šitas Kailo Baralio. Tie žmonės iš tikrųjų turi labai rimtą komandą. Kol kas UFC, man atrodo, visi sudėti kartu nėra pralošę nei vienos kovos. John Silva yra laimėjęs Drew Doberį, tiesiog suvalgė, išėjęs ant trumpo pasiruošimo, net ne savo svorio kategoriją, tiesiog suskaldė jam galvą. Tai manau, kad dėl to jis yra skaitomas tokiu dideliu favoritu, nors tokiu dideliu favoritu aš tikrai nesutikčiau. Nes Baghdasaryanas yra labai rimtas kickboksininkas ir jeigu John Silva sugalvos su juo pasismugiuoti, blemba, visko gali būti iš tikrųjų, nes labai jau nurašomas yra vienas, kadangi yra tokio kaip ir hypo, kitas tikrai ne, bet tikrai labai geras kovotojas. Jo, tai Baghdasaryanas yra pralaimėjęs Josh Kulibao. Tada jį užsmaugė antram raunde. Tai jį užsmaugė, jo. Tai ganėtinai šiaip pats Meslikas. Augustai, tu čia? Taip. Ai, gerai. Reikės nukirpti. Taip. Tai dabar grįžtam. Tai Meslikas irgi yra ganėtinai žmogus, kuris gali nokautuoti žmonės. Tai mes matome pagal statistiką. 5 laimėjimai techninio nokauto pirmam raunde. Tai vis tiek parodo, kad rankose turi jėgos. Kas liečia ūgį, tai 1,75 m, Ryčas 1,78 m. Jis yra didesnis už Džan Silva. Jo, gabaritai yra didesni. Tuo mes pasižiūrėsim, palyginsim. Bet aš atsimenu, kai žiūrėjau, tai jis buvo didesnis. Tuo pasižiūrėsim, tada palyginsim.
Jo, tai aišku, ryčių tai tik tai 3 cm ir ūgio 5 cm yra Da. didesnis armėnas. Nu, tokiam, žinai, tokiam svoriui. Ir beročiai dabar kovoja, šitas kovoja pas jos vyks 66 kategorijai. Taip, 66 kategorijai. Jo, tai vad kaip tik John Silva grįžta į savo svorį, nes jisai buvo pakilęs vienai kovai su Duberiu į 70. Tai vad bus labai įdomu pamatyti, nes Bagdasarianas, Melsik Bagdasarianas tikrai nebus kaip Duberis, jisai tikrai nestovės, nemanau, kad apsikeitinės taip kvailais smūgiais su tokiu labai smarkiai mušančiu vyru. Tai kova tikrai bus labai įdomi. Jo, ganėtinai jo. Tokie, aišku, koeficientai, tai kaip pasižiūri, tai šokiruojantis. Ant Melsiko yra 5.33, ant Silvos 1.16. Tai toks labai jau toks didelis underdogas šitai kovoje. Pagal bookmakeris Melsikas. Matai, Melsikas turi problemą tame, kad jisai nėra silpnos lenktynės iš tikrųjų. Tai manau, kad ant to ir žaidžia, bet ar Silva išnaudos tas spragas, gal jis tiesiog norės važiuoti ant to savo hypo, kaip sakau, traukinio ir tikrai bandys pakovoti, pasmūgiuoti su baziniu smūgiuotoju, tai nebus labai gerai. Nelabai geras game planas bus. Nu, žinai, čia viską parodys, kaip jo komanda, kaip ir treneriai paruoš jį, bet aš vis tiek manau, kad ten protingi žmonės susirinkę ir turėtų tikrai paruošti. Ne veltui Fighting Nerds komanda. Taip, tai kokios prognozijos Augustui šitoje kovoje? Iš tikrųjų, šitoje prognozijos tai būtų labai paprastas, kad kova baigsis arba anksčiau laiko, arba John Silvos pergalė, todėl kad jisai tikrai labai galingas kovotojas, smarkiai mušantis. Manau, kad kova tikrai nebus ant tokio koeficiento, koks yra duodamas. Nors netikimybių teorija tai yra, kad tiesiog išeis John Silva ar nuneš Bagdasarianą, bet manau, kad taip tikrai nebus. Vis tiek imčiau tą hypo traukinį John Silva. Manau, kad John Silva laimės. Bet šičia turbūt aš imčiau gal labiau, kad jeigu imčiau John Silva, neimčiau už tokį koeficientą, tiesiog imčiau, kad John Silva laimės kovą anksčiau laiko. Tai koeficientas turbūt šiek tiek būtų didesnis, apie 1.5, 1.6 ir galima tikrai su kažko būtų pakombinuoti. Nes ant 1.15 kaip ir nelabai verta, nematau. Vertės nematau tame statyme. Jo, bet kas liečia, tada šiaip dabar be statymų prognozė, tai sakai, John Silva laimės. Jo, manau, kad laimės. Jo, tai daug nediskutuosiu šitoje vietoje, tai lygiai taip pat mąstau, kad John Silva paims pergalį ir kažkaip man taip atrodo, kad anksčiau laiko. Pažiūrėsim. Gerai, tai ką, kita kova, Rob Font prieš Jin Matsumoto. Labai įdomi kova, man asmeniškai. Jo, tai vat tokia kova, vis tiek Rob Fontas yra veteranas šio sporto, UFC jau yra 18 kovų turėjęs, tai 11 laimėjimų, 7 pralaimėjimai. Jau vis tiek ir tokiam amžiui, kai 62 kg ir 37 metai, tai yra daug. Prieš jį stovės Jin Matsumoto, tai jaunuoliai yra 35 metai. Kas liečia... Matsumoto 35 metai? Oi, atsiprašau, 25 metai. Jo, kas liečia fizinius duomenis, tai kaip ir matom, didesnis šioje kovoje bus Rob Fontas. Rob Fontas ir nėra mažas kovotojas, jis toksai pakankamai liesas, nėra kažkokius super atletiškas, bet iškart noriu pasakyti tokį kaip ir lengvą spoilerį mes šitoje kovoje. Robas Fontas turi labai didelių skylių parterį, imtynėse, o Matsumoto jų neturi. Jo, bet žinai, parterį turi, kaip ir sakei, kad skylių, bet karjeroje tik tai vieną kartą yra pralaimėjęs smūgimo veiksmų. Visa kita, visi pralaimėjimai, 7 pralaimėjimai buvo tai teisėjų sprendimų. Jo, tą tokį gynybą nuo veiksmų jis tikrai turi, bet jis turi problemą su pozicijom ir su gynyba, takedown ir visa kita. Jisai parterį, kai nusimeta, jis tiesiog toksai, jisai gynasi, aš dabar gerai pasakė, jisai gynasi nuo skausmingų veiksmų gerai,
Bet nusiversti tenais ir kontroliuoti, tą parodė net bazinis smūgiuotojas Cory Sanhagenas, kuris realiai iškontroliavo jį. Tai tą patį padarė Deisonas Figueiredo, atėjęs iš mažesnio svorio, lygiai taip pat. Na, aišku, ten ir smūgiavo, ir tarp kitko jau Fonto galva, mačiau, kad jau turi problemų, nes jau berods Figueiredas, teisingai, man atrodo, jau buvo kova sustabdyta anksčiau laiko. Figueiredas, man atrodo, pramušė. Decisionų. Decision, nes jau tada, bet jau Fontui tikrai gerų smūgių pramušinėjo, reiškia, neteisingai atsimenu, bet Fontą jau tikrai pramušinėjo ir atsimenu, kad jau Fontas tikrai jau lingavo. Tai jau pirmas dalykas turi problemų su savo, kaip sakyti, su galva. Antras dalykas, jo ta takedownų defensas, parterio skylės, plus Natsumoto irgi eina ant tokio labai didelio, kaip sakyti, irgi hype vagono. Tikrai stiprus kovotojas, tvirtas, gerai mušantis, fiziškai gerai sudėtas, jaunas, imtyniaujantis. Na, manau, kad šitą kovą suprantam, kam yra padaryta iš tikrųjų. Jo, tai faktas, kad padaryti Ginny Matsumoto 17-0. Ir taip, aišku, jo, jeigu taip statistiškai dar žiūrėti, tai ganėtinai tikrai neblogai imtyniauja, turi laimėjimas 6 submissionais, 3 yra TKO, nakautai. UFC dabar eina 2-0. Paskutinę savo kovą užbaigė, meluoju, dabar yra baigęs decisioną prieš Brad Katoną. Bet Katoną, jo. Jo, tai kaip mastai tada? Taip, taip turbūt ir kaip ir sakiau, kad bus turbūt pabaiga 17-0. Iš tikrųjų, čia turbūt vienas bus iš mano savaitės pasirinkimo, aš jau žiūrėjau, nes iš tikrųjų mačiau, atsimenu, kad ir koeficientas visai neblogas buvo už Natsumoto. Dabar jeigu patikslinsiu, tai bus 1,60 Matsumoto. Aš manau, kad tikrai labai geras prieš žmogų. Plus, kad nepamirštumėt, aš norėjau pasakyti, kad Katona tikrai yra geras imtynininkas. Ir Katona užsmaugė teisingai Matsumoto Katoną. Taip. Kas ten buvo. Tai užsmaugti Katoną yra reikalų, o Fontas tikrai turi skilių imtynėse, tikrai galima tik downint, galima kontroliuoti ir aš manau, kad tiesiog Matsumoto gali uždaužyti ant žemės. Tai aš irgi manau, kad Matsumoto čia yra žymiai geresnis pasirinkimas negu John Silva už 1,15, Matsumoto už 1,6 tikrai yra, mano akim žiūrint, žymiai geresnis pasirinkimas. Tikrai taip, Augustai, šiandieną kažkaip dar su visais kovotis, kol kas mūsų nuomonė sutampa. Tai lygiai taip pat mąstau. Daug čia irgi neįsiplėsiu dėl pasirinkimo, tai taip pat irgi, jeigu rinkčiausi, tai Ginny Matsumoto pergalė. Tai ką, pereinam į co-main eventą, tai Brendan Allenas prieš Anthony Hernandezą. Tikrai įdomi man kova. Labai netgi, man labai įdomi kova ir aš jau iš karto galiu irgi tokį pasakyti, kaip spoilerį, kad aš iš karto nesutinku su bookmakerių koeficientais, todėl kad Allenas tikrai yra geras kovotojas, kad jisai pralošė Nasurdini Malvui po 3 raundų kovos, o Nasurdinas Malvas patys matęs, ką išėjo ir padarė Desanį. Tai tiesiog neturiu ką daugiau pasakyti. Aišku, man labai patinka Anthony Hernandezas, aš manau, kad šitoj kovoj turėtų būti favoritas, bet tikrai netoks didelis. Jo, tai ganėtinai toks vienas iš įdomesnių tokių matchmakerių tokį padarė kovų 84 svorio kategorijai. Gal aš jau ir senai norėjau šitos kovos. Jo, dabar jeigu tai pasižiūrėjęs į koeficientus, tai aš manau, kad Hernandezą per didelį favoritą laiko. Aš irgi taip galvoju. Negalima spręsti dėl vienos pralaimėtos kovos, kai tu pralaimi, galima sakyti, top 3 šiuo momentu šios svorio kategorijos kovotojui ir duoti koeficientą žmogaus 3,33, tai čia yra labai keistas sprendimas. Dabar, kas liečia
Tuo įjungsiu palau Fight Night. Gabaritus aš jų netgi atsimenu. Aš net atsimenu gabaritus. Alenas yra 1,8, o Hernandesas yra 1,83. Jo, tai va, Ir Ryčas Ryčas vienodas. yra 1,91, man atrodo. Jo yra Ryčas vienodas, amžius realiai tik tai keliais metais Anthony yra vyresnis. Kas liečia Anthony Hernandesą, tai paskutinę kovą laimėjo prieš Pereirą, tada 5 raunde ground and pound laimėjo. Jo, bet Pereira yra pakilęs iš 77 kategorijos, tai kaip ir nieko tokio čia tokio. Ne, Hernandesas yra labai geras kovotojas, bet kol kas, dabar pažiūrėsim, kaip jis atrodys prieš tokio lygio kovotoją, nes kol kas nieko panašaus jis nėra gavęs, nes Alenas iš tikrųjų yra gerai imtyniaujantis, Alenas berods yra laimėjęs Mundi, Mundis buvo kažkada prospektas ir labai geras imtynininkas, Alenas turi ant popieriaus, Alenas turėtų būti geresnis imtynininkas už Hernandesą, ant popieriaus, nes berods Alenas yra juodas diržas, Hernandesas yra rudas diržas, bet Hernandeso tas diržas toksai labai įdomus, nes jisai yra prismaugęs 4 kartus pasaulio džitsu čempioną. Rodolfo Vieira ir užsmaugęs. Jo, tai va tas įrodo, kad ta sistema diržų, jinai čia MMA nelabai veikia. Tai žinai, bet jo ir visos kovos ganėtinai yra daug submissionis baigęs. 8 yra kovas, jis užbaigė submissionis. Taip pat visai man bloga buvo kova, man patiko gal prieš Romaną Kapilovą, kai kovojo. Jo, man aš tarp kito, Danielius gerai tą kovą pasakė, aš atsimenu tokį įdomų dalyką, kad Kapilovas yra bazinis smūgiuotas ir Hernandesas visai nebijojo su juo apsikeitinėti smūgiais. Ir net ir pataikė. Ta prasme, matosi, kad žmogus dirba dėl savo boksų, tikrai nedirba ties parteriu. Ne tik vien parterį dirba, bet dirba tikrai ties stovėseną. Ir šiaip Anthony, šitie abudu kovotojai man labai patinka, Hernandesas gal man patinka šiek tiek labiau, bet mane gal labiau, aš čia sutikčiau su koeficientais, jeigu kova būtų 5 raundų, tada 5 raundų kovoja, aš sutinku, kad Hernandesas tiesiog, manau, kad gali prakvepuoti beveik kiekvieną kovotoją. Bet 3 raundų kovoja, nesutinku. Manau, kad Alenas tikrai čia turi šansų. Tai koks to verdiktas? Už tokį koeficientą aš manau, kad Alenas gali užgulėti, bet to Hernandesas būna kartais lėtai įsivažiuoja, būna, prieš Pereiras laimėjo 1 raundą, bet dažniausiai Hernandesas 1 raundus pralošia. Jis turi tokią savybę. Tai aš galvoju, kad čia gali būti jo problema, kad kol jis įsivažiuos, tai manau, kad turi Alenas nemažai šansų. Šitą kovą galima imti arba live transliacijų, jeigu kas nors žiūrės, arba statyti tiesiog už Aleną, rizikuoti už Aleną, nes koeficientas 2,8 už Aleną, kuris yra ką tik ėjo kaip prospektas, o dabar tiesiog yra nurašomas. 3,33 jau. Wow. Ne, tai tada čia nėra ką net galvoti, Alenas tikrai vienareikšmiškai. Už tokį koeficientą Alenas. Tai Augustai tikrai su tavim sutiksiu irgi, jeigu reikėtų man rinktis, tai tikrai rinkčiausi už Aleną. Visų pirma, dar kas man taip krenta akis, Alenas yra tas žmogus, kuris yra užsmaugęs Paul Craigą. Ta žmogų yra tikrai sudėtinga pribaigti. Tai rodo, Alenas yra pribaigęs. Su tokiu koeficientu tikrai galima, aš skaitau, rizikuoti. Aš iš tikrųjų kartais stebiuosi viso šitose kovose, kad taip žmogus po vieną pralaimėjimą yra nurašomas iš vis, kaip paskutinis maišas. Keista, gal žinai, gal kažko mes nežinom, gal ten kažkokia yra trauma, kurį bookmakeris sužinojo. Šiaip aš kito paaiškinimo neturiu. Bet mes dažnai matom tą dalyką, kad tai labai labai nulaksoma. Danielius net apsirgęs, mes apsirgę, vedau Danielius apsirgęs, aš iš Serbijos filmuojam, šnekam, aš net ne kompiuterį turiu, aš viską iš galvos dabar šneku, pasiruošiau, pasižiūrėjau, kas kovoja, peržiūrėjau kai kurių ten kovas, tai paspauskit like. Jo, spauskit like, komentuokite, padėkite mums morališkai toliau komentuoti šitas kovas. Tai gerai, tai ką, dabar perinam prie main evento. Jo,
Henry Cejudo prieš Yadong Songą. Iš tikrųjų, šitoj kovoje iškart galiu pasakyti, man yra vienas kovotojas, kuris labai patinka ir kitas, kuris nelabai patinka. Nu, pasakok, toliau argumentuok. Man nelabai patinka Henry Cejudas. Pirmas dalykas, man atrodo, dabar be formas, aš netgi berods galiu pasakyti, ūgis Cejudas yra 1,63, Sonas Jadonas yra berods 1,71, Ryčas berods yra pas juos vienodas. Man atrodo, 1,70 Ryčas, jeigu aš esu teisus. Jo, Cejudo Ryčas netgi centimetrų didesnis, tai 1,71, Songo yra 1,70, o ūgio skirtumas yra 10 cm. Jo, tai va aš esu kaip ChatGPT, tik tai aš sakau, be kompiuterio. Man labai patinka. Jo, serbiškas dabar jau. Iš tikrųjų, man Jadongas labai patinka, žmogus, kuris muša žiauriai smarkiai. Aš iš tikrųjų manau, kad Cejudas tiesiog išeina pasimti pinigų. Aš nelabai, nežinau, 5 raundų kovot su Jadongu, kuris muša kaip fūra, ta prasme, neįsivaizduoju. O Cejudas, ką jis gali parodyti Jadongui, plus už didesnį svorį. Neįsivaizduoju, iš tikrųjų, Jadongas gerai labai gynas nuo tų imtynių, labai sudėtinga yra griauti. Aišku, Cejudas yra čempionas, visa kita, bet manau, kad jisai, jeigu ir nugriaus Jadongą pirmus 2 raundus, kadangi 5 raundų kova yra, jam bus labai sudėtinga dirbti su tokiu dydžio gabaritų kovotoju. Nu, bet va, Peturjanui ganėtinai pasisekė šitoj kovoje. Ten, aišku, sudėtinga buvo kova, buvo stipri kova. Jo, bet šiaip įdomu iš tikrųjų, va tas, kad čia tokia įdomi MMA matematika, kad jis yra. Janas imtyniavo Sterlingą, o Sterlingas imtyniavo Cejudą, o Janas yra kickboksininkas, boksininkas. Tai tos tokios logikos turbūt ir nereiktų čia labai dėlės ieškoti. Čia tokia MMA circle. Jo, tai apie patį Cejudo, tai jau ganėtinai, kiek ir matom, 38 metai, žinai, tokiam svorį pats supranti, jau yra sunku pajudėti. Plius jisgi buvo baigęs karjerą, žinai, grįžo kam, kad pinigų uždirbti. Aš irgi taip, iš tikrųjų man jis jau toksai abejotinas, jis atrodo, pirmas dalykas, jo forma nebeatrodo gerai, jis atrodo toks nusipednėjęs. Nežinau, neatrodo jis man toksai jau bauginantis kovotas, geras jisai, bet manau, kad Jadongas plus jaunas, gerai mušantis, manau, kad Cejudas tiesiog nenorės kovoti. Aš manau, kad šitą kovą baigsis anksčiau laiko, nes Cejudo naudai. Nes šiaip, aišku, galima ką pasižiūrėti, tai Cejudo kovoja prieš tikrai labai gerus kovotus, prieš Sterlingą kovoja, kur split decisionų pralaimėjo, tada prieš Merabą Dvalishvili jisai kovojo, tai apie dabartinį čempioną, tai žinai, jo tie 2 pralaimėjimai paskutiniai, yra prieš topinius kovotus. Grinai vertinti pagal šitas 2 kovas, irgi labai sunku, žinai, kai tu prieš topus kovoji. Vertinti nėra. Tada, kas liečia Jadongą, tai geras buvo patikrinimas Peturjanas, jisai jo kaip ir nepraėjo. Ne. Tai žiūrint tada koeficientus, kas yra, tai ant Cejudo matom, kad yra 3,20, ant Jadongo tai yra 1,36. Su koeficientais tikrai nesutinku, nes man čia tokia kova daugiau 60, man 40. Aišku, Jadongo naudai, bet kas liečia ant pasirinkimo, tai vis dėlto kažkokią turiu tokią vidinę nuojautą, kad Cejudo dar nori kažką parodyti. Ir manau, kad čia šitoj kovoje gali išvesti pergalę. Gali bandyti mirtinai užgulėti. Gali, o kodėl ne? Aš iš tikrųjų su Danieliu galiu iš dalies sutiksiu dėl to, kad aš Jadongo už tokį koeficientą neimčiau tikrai, nes aš manau, kad jeigu jis laimės anksčiau laiko. Todėl, kad jisai netęs kovos, aš manau, kad Cejudai tiesiog, jeigu jam pavyksta padaryti, jis tikrai teisėjų sprendimu, aš asmeniškai dabar sėdžiu čia ir galvoju, kad nematau, kaip jis teisėjų sprendimu laimi Cejudą. Nes Cejudas tikrai
pakankamai gudrus kovotojas, labai gerai analizuojantis, matėt, YouTube jis turi savo kanalą, kur analizuoja kitus kovotojus. Jis pasidarys gerą game planą. Aš manau, kad yra du variantai. Arba Songas Jadongas anksčiau laiko, tai turbūt netgi, sakyčiau, tiesiog nokautų techninių arba ten kažkas panašaus. Tikrai nesubmišnų, arba Sehudas taškais. Nes Sehudų, kaip ir minėjau, kad tikrai nematau, kaip Sonas Jadongas laimė Sehudą taškais. Tai lygiai taip pat nematau, kaip Sehudas pribaigė Soną Jadongą anksčiau laiko. Tai aš manau, kad arba Sonas Jadongas anksčiau laiko, arba Sehudas taškais. Du variantus matau. Kadangi už Sehudą taip geras koeficientas, tai tiesiog apsimokimti pergalę. Supratau. Tai koksai tavo šios savaitės statymas? Mano šios savaitės statymas, aš dar biudžetą turiu 20 eurų. Iš tikrųjų imsiu prieš Robo Fontą. Tikrai, imu prieš Robo Fontą. Ir manau, kad rizikuosiu, imsiu Brandon Allenas su Hernandesu, imsiu, kad kova baigsis, kad kova bus 2,5 raundo daugiau, arba teisėjų sprendimu. Imsiu 2,5 raundo daugiau. Imu prieš Robo Fontą ir imu Brandon Allenas su Hernandesu, imu 2,5 raundo daugiau, arba teisėjų sprendimu, žiūrėsiu, kas koeficientas bus geresnis, todėl, kad abu vyrai labai geri. Aš vis tiek galvoju, kad Allenas turi labai nemažai šansų laimėti, bet kai tokie abu geri imtynininkai, bus sudėtinga viens kitam užbaigti. Viens kitą. Jo, tai mano bus, aš irgi turiu tik tai šią savaitę tik tai 20 eurų. Būsiu jo su Augustu tolerantiškas. Tai pabandysiu paimti Brandon Alleno pergalę. Kažkodėl tokia nuojauta yra, kad gali šitoj kovoj laimėti. Tada pergalę už Jin Matsumoto. Aš iš tą galvoju, kad... Jo, tai ganėtinai patraukliai atrodo ir koeficientai. Ir nežinau kodėl, bet norėtųsi pabandyti dar ant šios lygos debiutanto, tai ant Julius Walkerio. Jo. Tai ganėtinai tokį didesnį tokį čekį galima pabandyti surizikuoti. 20 eurų tai nėra daug, bet kažkodėl matau šitos favoritus šitoj kovoj. Tai mano, kaip ir sakiau, minėjau, tai būtų Matsumoto laimėjimas ir Hernandesas Allenas kova 2,5 raundų daugiau, kad kova tikrai užsitęs. Šitą padarysiu čekį kombinuotą. Tai ką, Augustai, buvo su tavim malonu pabendrauti. Tai ką, palinkėsiu sėkmės tau, kaip treneriui, sėkmės tavo kovotojam. Rytoj laukia svarbi diena, svarbios varžybos. Tai ką, gerų jums startų. Svarbiausia be traumų. Ir linkiu paimti medalį. Labai ačiū tau, Danieliau, tikiuosi, kad viskas bus gerai, svarbiausia be traumų, parodyti, pasisemti patirties, pažiūrėti rimtą čempionatą, sudalyvauti, parodyti savo jėgas ir parodyti, kad nesame mes visiškai maišai. Tai tas ir svarbiausia. Tai ką, su jumis bus sekundantai, tai žiūrėkite, domėkitės UFC. Visą tai, ką mes sakome, tai yra tik tai mūsų nuomonė, taip pat visi tie, kur visos tos mūsų prognozės, visi tie yra mūsų statymai, tai yra tik asmeninė nuomonė, mūdvių dviejų, tai nepriimkite kaip už finansinį konsultaciją arba dar kažką. Nepardavinėkit būtų mašinų ir nestatykit. Teisingai, nes statymai yra blogis. Gerai, Augustai, tai ką, sėkmės, buvo malonu, iki greito pasimatymo. Man irgi buvo malonu. Gerai, iki.